kiekvienais metais mes žengiam vis tolyn ir tolyn. Žinot, kadangi mes 8 metus organizuojame šitą mums pavesta tokia teisė ir ta galimybė organizuoti, mes patys iš tikrųjų labai turim pasistengti, kad jiem būtų įdomu, kad būtų nauja, kad nesikartotų. Vyko 3 turai. Pirmasis turas buvo mokyklose, antrasis turas rajonuose ir miestuose ir štai dabar mokiniai atvyko, nugalėtojai 1 ir 2 turo atvyko į 3 nacionalinį turą. Ypatingai yra didžiulė galimybė ir kartu iššūkis pamatyti mokinių visą kūrybinę galią ir įvertinti. Vertinimo komisija labai intensyviai dirbo ir vertinimo kriterijus išties labai atidžiai nagrinėjo kelis kartus. Tai buvo didžiuliai debatai, proporcijos, svorį, koeficientų, labai tokie svarbus dalykai kaip kūrybiškumas, funkcionalumas. Jaunimas toliau tampa vis kūrybiškesnis, modernesnis. Būna toks malonumas, kaip išbandant naują techniką, norisi ją pažinti. Daraus ir savo labai patinka, ir iš odos, ir piešiu, ir iš vilnos, ir iš kitų medžiagų. Tai kur tai patinka. Mes bandome kūrybiškai galvoti, būtent užduotis, kad jie galėtų užpildyti tas ertmes. Aš tai ruošiuosi stoti į gyvenimą, nes mano 12 klasė kažkaip po visų pamokų, pas mus, kai menas sustiprintas mokykloje, tai kai ateini į tas pamokas dailės ir technologijų ir tiesiog atsigauni, tai aš ten tik darau. Labai didelė įtaka mokinių aktyvumui ir mokinių susidomėjimui technologijomis kaip dalykų turi mokytojas. Mokytojo asmenybė, mokytojo susidomėjimas, mokytojo entuziazmas ir noras, kaip galima geriau perteikti būtent šitą technologijų dalyką. Vaikai dar domisi, sugebi sudominti, kažkuo patraukti. Tai aš manau, kad mes technologijos tikrai laikysimės, nes gabių vaikų iš tikrųjų yra gana daug, kūrybingų, ieškančių, kūrenčių, mėgstančių išreikšti ir galinčių išreikšti save. Kad technologijos mokyklose yra pakankamai svarbios, tai rodo dalyvių ir skaičius ir geografija. Mes sulaukėme į olimpiadą mokinių beveik iš visos Lietuvos, visų kampelių, dalyvauja 68 mokiniai ir tas skaičiaus nemažėjimas metai iš metų rodo, kad olimpiados yra pakankamai svarbios. Pasakyti, kad pas mus technologijos iš tikrųjų mes dar turim užimant tvirtą poziciją ir norinčių tikrai yra.